Sveiki, esu mama Ramunė, esu psichologė pagal profesiją ir šiame antrame video noriu toliau pratęsti savo pamąstymus apie visas procedūras, kurių labai dažnai sulaukia būsimas pirmokas su savo būsima pradinių klasių mokytoja. Taigi, pirmame video jau išsiaiškinome, kad visokie neaišku iš kažkokių rinkinių, kurie rinkinių autoriai irgi neaišku, iš kur paėmė kažkokius tai testus, kažkokius labirintus, nurodė laiką, per kurį jie turėtų būti, tos užduotis turėtų būti atliekamos, neaišku, kam rezultatai gali būti pritaikomi ir kad išvados tai yra šakėm ant vandens rašyta ir kad yra tiesiog, mažiausiai nekorektiška pakišti tokius lapus vaikui, kuriame ir psichologo patarimai tame pačiame lape, kur tame pačiame lape didelėm raidėm parašyta testas, vaikai mokantis skaityti tikrai supranta, kad čia ne šiaip sau kažkokie žaidimai, ne šiaip sau kažkokie juokeliai, o tai yra patikrinimas jų neaišku ko. Ir jeigu mes norėtumėm temperatūrą pamatuoti su liniuote, tai maždaug va tokia analogija man kyla, kai pradinių klasių mokytojai bando tapti momentiniais psichologais ir testuoja vaikus kažkokiu būdu. Mano įsitikinimu, tiek kiek aš skaitau, domiuosi ir kokio ugdymo linkiu visiems vaikams, visų pirma mokytoja, būsima mokytoja su vaikais turėtų susipažinti, kurti pasitikėjimo atmosferą ir vengti tų kažkokių vertinimo situacijų, kurių dar vaikas sulauks, labai daug sulauks įprastoje valstybinėje mokykloje. Ir manau, kad vertinimas yra toks kaip apsėdimas daugeliui mokytojų ir kai kurie netgi nemoka tiesiog praleisti laiko su vaikais, tiesiog būti su vaikais kartu, mėgautis to laiku ir veikti kažką su jais, žaisti, būtinai reikia įvertinti, padaryti išvadas, įvertinti kažką balais. Ir taip galbūt atrodo labai protingai visas tas procesas, bet aš kviečiu tėvus į jį nežiūrėti rimtai ir nepabijoti mokytojams užduoti labai konkrečius klausimus, iš kur šitie testai, iš kur viena ar kita ištrauka kažkokių užduočių, pagal ką buvo standartizacija įvykdyta ir kas autoris yra vienų ar kitų labirintų. Nes iš tiesų, jeigu yra žmonės, kurie kuria testus, kurie turi kažką parodyti apie žmogų, nesvarbu kiek jam metų, tai yra labai rimtas darbas, vykdoma standartizacija, gali testas tikti miesto vaikui, tada negali tikti testas kaimo vaikui, gali testas tikti normalaus intelekto vaikui, gali testas netikti vaikui su negalia ir įvairiausių dalykų yra niuansų. Ir yra Lietuvoje standartizuota metodika, brandumo mokyklai toksai tyrimas ir pati taip pat dariau, vertinau vaikus, dirbdama pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad kai kurie vaikai atėjo jau pasiruošę šiai metodikai, jie žinojo, kad reikės vienas ar kitas užduotis daryti, jie buvo puikiai išmokyti ir kai aš vaikų klausdavau, iš kur tu šitas užduotis žinai, nes toks susidaro įspūdis, kad tu nebe pirmą kartą visą tai girdi, sako, tai darželio auklėtoja sakė. Ir belieka tik tais pagalvoti, kodėl taip vyksta, juk trūksta krepšelių, trūksta vaikų, vadinasi, reikia nutekinti informaciją, gauti tą priemonę, metodiką tą, pasižiūrėti, ką turi vaikai daryti, juos apmokyti ir atiduoti į tarnybą, kad psichologas galėtų parašyti teigiamą rekomendaciją. Maždaug taip. Nesakau, kad tai yra masiškai, bet tikrai labai daugeliu atveju ir mokytojai tą patys pastebi, kiti, kurie to, pavyzdžiui, nedaro, labai tokią informacijos nutekėjimo procesus. Taigi aš kviečiu mokyklų psichologus būti ypatingai budriems, saugoti tas metodikas, laikyti uždarytose spintose, nes labai yra daug smalsių akių ir man pačiai, dirbant pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, teko netgi pasakyti labai griežtai ir kategorišką ne rajono švietimo skyriaus specialistai, kuri nebūdama psichologinio išsilavinimo, bet daug metų, žinoma, dirbanti tame skyriuje, norėjo susipažinti su ta metodika. To nevalia daryti ir specialistai save gerbiantys tą žino, neviešina informacijos, nes, iš tiesų ta brandumo metodika, brandumo mokyklų metodika yra trumputė ir labai maloni tokia ir procedūra vaikui ir tiesiog gaila darbo kolegų, specialistų, kurie kūrė ir kažkas išdrįsta taip pat lengvai nutekinti vien todėl, kad vaikas patektų pas jį į klasę ar ten keliautų į mokyklą metais anksčiau. Taigi, siūlyčiau mokytojams netapti momentiniais psichologais, neturėdami įgūdžių, kompetencijų, jūs, sudarote gal ir protingų žmonių įspūdį, bet kas baisiausia, veltui įtempiamas yra vaikas ir veltui įtempiami yra tėvai. Pavyzdžiui, po
Po labirintų ten piešimo vienas berniukas labai suglumo, išbėgo ir aš tik tais užduodu savo tokį retorinį klausimą, kokį jisai įspūdį išsinešė iš tos pirmosios pažinties su mokytoja, kaip jisai sugrįš rugsėjo 1, gal pasimirš jam tam nemalonus įspūdis, bet patirti nesėkmę tada, kai tu turi ateiti ir jaustis kuo saugiau. Tai yra labai keblu ir nelinkėčiau ne vienam mokytojui tokių keblių situacijų suorganizuoti savo būsimiems pirmokams. Labai Lietuvoje yra išleista daug knygų apie visokias meno terapijas, ką galime suprasti iš vaikų piešinių. Ir tai vėlgi yra toksai arkliukas, kabutėse, kai kurių mokytojų pradinių klasių, kad jie duoda piešti ir tada daro išvadas. Taigi, save gerbiantis specialistas iš vieno vaiko piešinio, jo labiau nepažįstamo vaiko, iš vis neišdrįstų daryti jokios išvados. Ir bičiulė pasakoja apie šeimos piešinį, yra vaikai piešia autoportretus, tiesiog piešti yra svarbu, tiesiog leisti vaikui kurti yra svarbu, bet žiūrėti, kaip vaikas gal bendradarbiauja, gal ar jisai prašo pagalbos ar neprašo. Ir šiaip, kai yra nepažįstamas vaikas iš pirmų 2 valandų, iš antrų 2 valandų, jokį įspūdį tik tais pirmą gali pajautimą susidaryti. Ir nors mokytojai laiko save profesionalais ir tai yra korekt, labai baisu, kad tos nuostatos, ką jau mes esame patyrę ir galbūt dabar tai aš matau šitame vaike, nesklaidintų mūsų, nes nuostatos daro didžiulę įtaką mūsų elgesiui, mąstymui, žinome Primoljono efektą iš psichologijos mokslo. Taigi visokios užduotis, kur duodamas vaikui piešinys ir mokytoja be pokalbio su vaiku, be platesnio konteksto, be bendravimo su tėvais, ji tikrai neturi drįsti susidaryti kažkokio įspūdžio apie šeimininius santykius. Taigi labai kviečiu mokytojus visų pirma pažindinti su vaikais labai gyvai, labai paprastai, per veiklą. Nes jeigu aš norėčiau susipažinti su vaiku, aš eičiau su juo kažką veikti, vat ir viskas. Yra toksai primityvi pedagogika, kai mes dalykinėje sistemoje, norėdami susipažinti su klase, duodame vaikams atlikti testą, kad žinotumėm, kur jie yra ugdymo kažkur tai procese. Aš galvoju, sumanus mokytojas, kuris pradeda taikyti tam tikrą nebūtinai metodika, tiesiog pradeda veikti su vaikais, jisai per tam tikrą pamokų skaičių, per tam tikrą laiką tikrai išsiaiškina, kokios yra vaikų stipriosios pusės ir kokios yra vaikų silpnosios pusės. Ir tai yra sveika, tai yra neformalizuojami taip santykiai ir aš to palinkėčiau visiems mokytojams. Taigi, reziumuojant, nei šeimos piešinys, nei autoportretas, ne specialistui, nesuvokiančiam, kas yra vienas piešinys ir kokias išvadas iš jo galima daryti, o kokių ne, tai nėra joks įrankis testuoti vaikus. Ir siūlyčiau tiesiog mokytojams atsisakyti šitos minties ir susigalvoti kažką savo. Ir geriau gal, kad ateitų į klasę psichologas, kuris žino, ką daro. Ir aš labai tikiuosi, kad mano kolegos nedaro tokių primityvių išvadų iš vieno piešinio nepažįstant vaikų. Yra taip vadinama daniško piešinio metodika, kuri atliekama yra klasėje ir ją verta daryti rugsėjo pradžioje. Galima prognozuoti klasės lygį, atskiro vaiko lygį, kaip jiems seksis rašyti ir taip toliau. Ir vėlgi tie mokytojai, kurie buvo apmokyti specialiai, buvo seminarų banga, jie gali tą daryti. Bet kurie tik tais girdėjo ir kolega apmoko, aš to nesiūlyčiau daryti, nes trūksta tam tikros apriepties, trūksta tam tikro išsilavinimo, kompetencijų, kad galėtumėm daryti tam tikras išvadas. Visai nesureikšminu psichologo profesijos, bet vis dėlto tas, kuris mokina vaikus ir neturi tam tikrų specifinių žinių, laisvai ir daro tai, ir jau geriau pasikviečia kitą specialistą papildyti jo tam tikrą situaciją. Taigi labai svarbu, naudojant testus, žinoti autorių jų, kokiu tikslu buvo jisai sukurtas tas testas, ar galiu aš padariusi testą su tokio ir tokio amžiaus vaiku rezultatus palyginti tam tikroje imtyje ir pasakyti kažką, nes Lietuvoje, pavyzdžiui, yra Vekslerio intelekto testas, labai rimta procedūra. Ir imtis lietuvių, buvo standartizacija Lietuvoje įvykdyta, niekaip negalime, pavyzdžiui, pagal amerikonišką variantą vaikų rezultatų Lietuvos lyginti. Todėl buvo padaryta standartizacija atlikta tos metodikos ir mes dabar galime sakyti daug labai dalykų.
atlikę šį vertinimą apie Lietuvos vaikus ir buvo standartizuota ta imtis ir kaimo vaikai, ir miesto vaikai, normalus toksai vaizdas. Tai yra labai rimtos procedūros, todėl belieka tik tais tikėtis, kad kuo mažiau visokių iliuzinių testų rinkinių pateks į spaudą, kuo mažiau visokių tokių ne visai adekvačių dalykų patrauks dėmesį mokytojų ir labai kviečiu mokytojus būti sąmoningais, nes kiekvienas žodis pasakytas tėvams yra labai labai svarbus. Ir jeigu jau duoda mokytojo testą, bet po to kartu pasako, kad jūs čia biškį nekreipkite dėmesio, gal čia nelabai svarbu, tai tada belieka tik tai užduoti klausimą, tai kam tada visą tai buvo daryta. Nes galima buvo su vaikais tiesiog nerūpestingai pamėtyti kamuolį arba palaidyti muilo burbulus pro antro aukšto langą. Tiesiog pasimėgauti tuo laiku, kurį mes turime, nes jis yra labai svarbus. Taip pat dar vienas labai baisus dalykas, kai būsimų pirmokų mokytojas ieško charakteristikų iš buvusių auklėtojų. Vieno žmogaus santykis su X žmogaus santykis su Y žmogumi nelygus Z žmogaus santykis su tuo Y žmogumi. Todėl jeigu auklėtojai pavyko suformuoti kokybišką santykį su tuo vaiku, ji parašys tokią pozityvią charakteristiką. Bet jeigu ji taip ir nepateko į vaiko širdelę, jeigu neatrado to rakto, kaip atverti tą vaiką, ji gali parašyti neigiamą charakteristiką. Ir jeigu mokytojas būsimas yra įtaigus, jis perskaitys ir jau bijos tos problemos, kurie jo laukia nuo rugsėjo 1. Todėl vėlgi siūlyčiau prisiminti Pigmaliono efektą ir vengti tiesiog tokių išankstinių nuostatų erdvėje savo ir netgi prašyti, kad niekas nieko man nepasakokit apie šitos vaikus, aš pati apie juos viską sužinosiu, ko man reikia, o jeigu reikės pagalbos, aš po to pasiklausiu. Taigi, vertinčiau mokytojų tokį elgesį, kaip visokių testų, ištraukų kažkokių tai davimą vaikams, arba netgi piešimo procesą kaip testavimą vertinčiau kaip neatsakingą elgesį prieš vaikus ir prieš jų tėvus. Ir tai yra tiesiog nekorektiška. Ir kviečiu psichologus, kolegas labai būti budriems ir tie, kas dirba mokyklose, parekomenduokite, ką nors kitką veikti su tais mokiniais ir tiesiog aiškias ribas nurodykite, ką jūs galite daryti ir ko jie jau nebegali daryti, nes trūksta tam tikrų kompetencijų. Ir norėčiau pasidalinti vienu geruoju pavyzdžiu, nes klausiausi Marinos Targakovos seminaro ir ji prisiminė savo įspūdį po Šalvos Amanašvilio seminaro, kaip jisai pasakojo, kai dar dirbo tiesiogiai su vaikais, jisai buvo pradinių klasių mokytojas, kaip jisai susipažindavo su tais savo būsimais pirmokais, jisai rašydavo laiškus kiekvienam vaikui, prašydavo, kad atsiųstų vaikai jam savo nuotraukas, aišku, per tėvus, per bendradarbiavimą su tėvais, tokį tarpininkavimą, ir sakydavo, nesvarbu, kad tau tėvai pasakoja apie mokyklą, kokia buvo jų patirtis, aš pasistengsiu, kad tau būtų gera. Ir jeigu tu netyčia pavėluosi rugsėjo 1 pas mane šventę, aš nutiesiu rodyklės mokykloje, kuriomis tu būtinai mane surasi, aš tavęs labai lauksiu, tu tik ateik ir linkiu tau tokios ir tokios vasaros ir viskas bus gerai. Ir aš manau, kad tai yra tikrai tas kvietimas į mokyklą, kuris gali būti džiaugsmingas. Ir linkiu, kad tėvai mažiau patirtų tų bauginančių susirinkimų pačių pirmųjų, būsimųjų pirmokų tėvų. Ir kai mokytojai gali kartais nekorektiškus komentarus išleisti iš savęs, mokyklų vadovai gali išleisti nekorektiškus komentarus, net neverta pykti, nes aš manau, kad tai yra tam tikras jų pasimetimas. O kai žmogus yra įsitempęs, jisai gali kitą įtempinėti, nes tada jisai atsipalaiduos. Taigi, linkiu mums visiems tėvams budrumo ir tokio chuliganiškumo, nepatikėti visais tais testais, pagalvoti, ar čia tikrai taip, ar čia tikrai gali būti. Ir siūlyčiau labai daug veikti su savo vaiku, kad jūs būtumėte tie pirmieji, kurie susidaro įspūdį apie savo vaikus, apie jų rankų koordinaciją. Ir kalbėkite su vaikais apie mokyklą, klauskite jų vaikų, ko jie tikisi iš tos mokyklos. Ir aš labai linkiu mokytojams taip pat atrasti laiko ir erdvės vaiko paklausti, kiekvieno atskirai žiūrint jam į akis, ko tu tikiesi iš manęs, ko tu tikiesi iš mokyklos. Ir kai atsiras ta erdvė, kai vaikai su jumis susipažins, kai jumis patikės,
tada bandykite, eksperimentuokite, darykite kažkokius testus, bet jeigu jūs nieko neįdėjote dar į tą vaiką, jeigu jūs net nesukūrėte jokios situacijos, kad vaikas jumis pasitikėtų, kaip jūs drįstate pakišti kažkokius testus ir matuoti, uždėti kažkokią liniuotę ir dar vienam ar kitam vaikui suskaudinti dėl to širdį visai veltui. Labai prašau, kaip mama, mokytojų, pradinių klasių, nedarykite to, nes jeigu neapsijuoksite, tai bent jau galite turėti labai didelių nemalonumų su vaikais ir jų tėvais. Darykite tai, ką išmanote ir pabandykite pasiskaityti apie vienus ar kitus testus, kodėl jie buvo sukurti ir galbūt užeis toksai noras liautis visur būti apsėstam dėl vertinimo ir gal bent iki naujųjų metų, prasidėjus naujiems mokslo metams, jūs nesusirgsite vertinimo kažkokia liga ir tiesiog darysite su vaikais tai, ką jums ir priklauso daryti ir ką jūs norite daryti. Linkiu visiems mums malonios vasaros, pailsėkime ir iki.